Jautis ir žuvys dažnai traukia vienas kitą, todėl kad abu ieško ramybės, tik ją supranta skirtingai. Jautis ramybę sieja su aiškumu, pastovumu ir konkrečiais susitarimais. Jam svarbu žinoti, kas vyksta, kur santykiai juda ir kad problemos būtų sprendžiamos tiesiai. Žuvys ramybę labiau jaučia per emocinį saugumą. Joms svarbu, kad būtų suprastos, nevertinamos ir neįveliamos į konfliktus, kai dar per skaudu. Santykių pradžioje šis skirtumas dažnai atrodo kaip privalumas. Jautis suteikia žuvims stabilumo ir jausmą, kad yra į ką atsiremti. Žuvys jautiai suteikia švelnumo, emocinio artumo ir jausmą, kad jis priimamas ne tik už tai, ką daro, bet ir už tai, koks yra. Kartu jiems gera būti ramiai, be dramos, be nuolatinio aiškinimuose. Sunkumai prasideda tada, kai atsiranda įtampa ar neišspręstos problemos. Jautis tokiose situacijose linkęs kalbėti, aiškintis ir ieškoti sprendimo. Žuvis dažniau užsidaro, nutyla arba atsitraukia, nes joms konfliktas emociškai per sunkus. Jautis tai gali suprasti kaip vengimą ar neatsakomybę, o žuvis jaučio spaudimą patiria kaip šaltumą ar kontrolę. Šie santykiai gali veikti tik tuo atveju, jei abu sąmoningai prisitaiko. Jaučiui reikia suprasti, kad tylėjimas nebūtinai reiškia abejingumą, bet dažnai yra bandymas susitvarkyti su jausmais. Žuvims reikia išmokti grįžti į pokalbį ir pasakyti, kas skauda, o ne tik tikėtis, kad kitas pats supras. Kai tai pavyksta, santykis tampa ramus, stabilus ir emociškai gilus. Bendrai tai nėra lengviausia pora, bet ji gali būti labai tvirta, jei abu nori ne laimėti ginčą, o išsaugoti ryšį. Tai labiau santykis apie kantrybę ir supratimą, nei apie aistrą ir dramą.